Vencevičius po rungtynių Raudondvaryje būtent pirmiausia ir skyrė padėką tiems žmonėms, kurie atvyko iš Marijampolės, kur buvo netoli 30 laipsnių karščio ir rungtynėse Alytuje buvo ir atsigaivinimo pertraukėlės. Na, jeigu jau Lietuvos futbole yra atsigaivinimo pertraukėlės, gali suprasti, jog yra ir lietuviška vasara. Čia smūgis į vartų plotą. Abdului Dantė. Klysta Abdulas Dantė, Haidara perima kamuolį baudos aikštelėje, jo perdamas smūgis ir 1-0. Čia Haidara. Na, prieš tai dar buvo ta situacija. Černiauskas išmušė kamuolį, Abdului Dantė šį paspaudė Haidara ir matėme žemiau turnyro lentelėje esančių komandų, jau nekalbu apie Bangą. Aišku, riteriai su savomis problemomis gyvena. Čia Panevėžio galimybė ir Sūduva triumfuoja tiksliau Andrių Zočiukų. Pasižiūrėkime dar kartelį, čia jau buvo puikiai Panevėžio proga, Vaičekausko smūgis, dar kartelį. Štai čia Vaičekauskas ir Zočiukų kamuolys jau buvo datos, taigi dar šiek tiek palaukime ir sužinosime, kada Kauno Žalgiris žais su Marijampolės Sūduva, o kada Jėgelman su Šiauliais. Bet kokiu atveju tai bus rungtynės rugpjūtį, o Sūduva turi šansą antram įvarčiui. Nuvilnijo Todusis, Sidis užsiima poziciją prieš Graifonerį, perdamas ten į dešinę. Sidis Sanoko klaidina varžovą 2-0. Ypač gražus štai čia klaidinantis judesys palieka Graifonerį tiesiog lyg įbesta baudos aikštelėje vienu judesiu ir nuginkluojamas Černiauskas. Bet jeigu šiaip žiūrint futbolą ir esant neutraliam, vaizdas aikštėje įdomus ir tikrai dar kartelį pasižiūrėkime Faustas Steponavičius. Jo perdamas buvo kamuolio lietimas. Dar kartelį vaizdas taip, Lukas. Ketvirtuoju kampiniu galiausiai buvo pelnytas įvartis ir tai yra viskas pirmajame kėlinyje. Abdulo Dantės vėliau Sidis Sanoko dar pelnė ir antrąjį savo komandos įvartį. 3 minutės antrajame kėlinyje prabėgo. Ir vos nepasiuntė tiesiogiai kamuolio Faustas į vartų tinklą. Ignas Plukas jau paskutinėmis akimirkomis nukreipė kamuolį už galinės linijos, taigi turime kampinį. Ir dabar turime dar vieną Panevėžio ataką. Faustas Steponavičius, čia jau smūgis taip pat žengęs didelius žingsnius per pastaruosius keletą metų. Iki šiol į atmintį yra įsirėžusios jo rungtynės, kuomet dar buvo jaunas. 2022 su Vilniaus Žalgiriu. Čia nėra nuošalės bent jau kol kas. Ariagneris Mitas vienas prieš vartininką. Ir Ignas Plukas patyrė nesunkią traumą. Šiandien jis nėra registruotas dvikovai. Čia Sūduvos ataka Vytautas Černiauskas. Faustas Steponavičius prie kamuolio. Faustas Steponavičius ir kamuolys vos neatsidūrė vartuose. Šį sezoną čia Aukštaitijos stadione Panevėžio komanda dar nėra sužaidusi lygiosiomis. Buvo pasiektos 3 pergalės, 2 buvo pralaimėta. Čia dar smūgis į skersinį pataiko Stankevičius. Ir Ignas Plukas džiaugiasi po teisėjo finalinio švilpuko. Iškart didžioji dalis Panevėžio komandos žaidėjų tiesiog krenta ant vejos.